Sveiki. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie turinio valdymo sistemos WordPress administratoriaus aplinkos sulietuvinimą. Kada instaliuojame minėtąją turinio valdymo sistemą į serverį ir atsidarome administratoriaus aplinką, visos komandos čia esančios yra anglų kalboje. Todėl kartais kai kam gali iškilti problemų ir mieliau yra dirbti, kai komandos yra užrašytos lietuviškai. Todėl mums reikia įdiegti lietuvių kalbą į administratoriaus aplinką. Pirmiausia, reikia susirasti internete sulietuvinimo paką ir jį atsisiųsti į savo kompiuterį bei išarchyvuoti. Tai padaryti, susirasti paką galima greičiau įėjus į mano tinklalapį algirdas.jogimnazija.lt ir toliau WordPress'as ir WordPress'e ieškoti WordPress sulietuvinimo. Čia pat matote yra pakas, jį atsisiųskite ir išarchyvuokite. Aš tai jau esu padaręs, kad būtų greičiau ir darbalaukėje jau turiu išarchyvuotą aplanką ir jame esančius failus. Failai padėti kataloge WP Content ir Languages. Čia yra 4 failiukai, mes juos nukopijuosime į serverį. Dabar turėtume atsidaryti failo persiuntimo programą. Aš naudoju FileZilla. Ir atvėrus šitą programą reikėtų jungtis prie nutolusio kompiuterio. Čia galime įrašyti serverio pavadinimą, naudotojo vardą, slaptažodį. Aš turiu susikūręs prieigą ir tai padarysiu greičiau, paspausdamas tik tai jau sukurtos prieigos pavadinimą. Dabar ieškau savo katalogo, kuris yra padėtas public HTML aplanke. Toliau ieškau katalogo gimnazistai ir tame gimnazistai WP Content. Tada renkuosi Languages ir čia atsidaręs tą vietą, į kurią mums reikia nukopijuoti failus nutolusiame kompiuteryje, ieškau savo kompiuteryje to aplanko, kuriame padėti failai. Tai yra darbalaukis, jis jau yra matomas prieš akis. Atsidarau aplanką WP _34, toliau WP Content, Languages ir čia esančius failus nukopijuoju į nutolusių kompiuterį. Tai padaryti pažymiu aš juos ir su dešiniu paspaudu spaudžiu įsiųsti. Failai yra sėkmingai nukopijuoti. Dabar galiu grįžti į administratoriaus aplinką. Ir administratoriaus aplinkoje dabar tenka eiti į Settings ir pasirinkti General. Settings General. Važiuojame į pačią pabaigą ir pačioje pabaigoje yra Site Languages. Čia pasirenkame lietuvių kalbą ir įsaugom pakeitimus. Turime sulietuvintą administratoriaus aplinką. Sėkmės darbuose.